Baigėsi vaistai visi ir psichiatras negali išrašyti daugiau vaistų ligoninėje. Tokių vaistų neturi, galima tik ambulatoriškai išrašyti. Galva degina ir skauda, akių irgi niekur nesiuntė tikrinti. Gydytojas sako, kad mano liga vis tiek nepagydoma, o akis duria nuo nervų, nes jie nieko nesupranta apie mano ligą. Maldauju, rūpinkitės mano sūnumi Ugniuku, mylėkit kaip savo vaiką. Aš taip bijau, kad tai nesibaigtų dar viena tragedija. Nes patikėkit, kada mama mirė, jis norėjo nusižudyti. Ir jeigu jis matys, kad jis yra beviltiškas, jis gali kažką pasidaryti. Žinau, kad jis nieko nepadaręs. Tiesiog mano kaip sesers širdis intuicija sako. Ir aš tiesiog, kaip pasakyti, nežinau, kaip jam padėti, bet labai norėčiau, kad neįvyktų dar didesnė skaudi nelaimė kažkokia, dėl kurios mes tada jau tikrai negalėsim nei savo dovanot, nei visiems kitiem aplinkui. Žinokit, tai yra kančia. Pacituosiu, ką jis rašė. Kol kas aš ligoninėje. Nežinau, ko aš guliu. O šiaip dienom sėdžiu arba guliu nieko neveikdamas. Jei nepapultų gerų žmonių kameroje, tai nesugebėčiau nei maisto paimti, nei pavalgyti ir pasisiot nepataikau ir nusiprausti sunku. Gana apie save. Dėkingas, kad mane palaikot šiuo sunkiu gyvenimo momentu. Dėkoju Jums, Jūsų mylintis Raimundas. Tai buvo paskutinis taškas, kada aš jau tikrai supratau, kad reikia kažką daryti, nes praktiškai jis yra visiškai nežiūrimas. Aš nesakau apie tai, kad žmogus yra nusikaltęs, nenusikaltęs. Žmogui, kuris paskelbtas įtariamuoju tokioje rezonansiniai byloje, iš tikrųjų yra nustatytas 10 metais Alzheimeris. Taip, yra gydytojų atsakymai, nes mes, kada gavau iš brolio įgaliojimą, kad aš galiu gauti visus duomenis apie jo ligą, jis man parašė ir aš tada daviau oficialų užklausimą. Jis turi turėti teisę bent vaistus gauti, o dabar jisai man rašo, kad jis negauna tų vaistų.